Šiandien įrašysiu įrašą apie mano patirtį Vipašanos stovykloj. Tai buvo 10 dienų stovykla, be telefono ir be galimybės kalbėti su žmonėm. Tai apie tai plačiau papasakosiu toliau, bet norėčiau perspėti žmonės, kadangi esu gamtoje ir vėjas pučia. Galbūt mano balsas tam tikrais tarpais bus su vėjo gūsiais, bet nepergyvenkit. Jeigu bus lemta, jūs viską išgirsite. Ir šiame video jūs išgirsite būtent tai, kas yra jums skirta. Ir būtent pagal tai jūs ir pasirinksit, ar Vipašanos meditacijos technika yra jums ar ne jums. Visų pirmiausia yra labai noriu pabrėžti, kad tai yra viena iš tyriausių ir tikriausių meditacijos būdų. Ir šita meditacija jau buvo praktikuojama per visą žemės gyvenimą. Ši meditacija yra nei išgalvota, nei sukurta, tiesiog yra surasta tas, kas buvo, tas, kas viską tai kontroliuoja gamtą. Žodžiu, paprasčiausiai tai yra gamtos dėsnio meditacija, pagal tai, kaip visata veikia, žemė, žodžiu, daug nesiplėsiu. Tai yra surasta Budos. Ant Budos tai nėra indų tikėjimas. Budistai taip yra tie tikėtojai į Budą. Bet Budos tai yra tie žmonės, kurie susirinkę su visatos dėsniais ir jie tapo nepriklausomi. Nepriklausomi jie tapo nuo darbų, nuo žmonių emocijų, nuo tam tikrų žmonių išsireiškimų. Žodžiu, visose srityse, kur jie beeitų, jie žino savo kelią, jie turi tą ryšį su, nesvarbu kaip jūs tą pavadinsit, Dievas, kūrėjas, visata. Kuom jūs tikite, jis turi ryšį su to vienu, nes yra vienas, kuris kontroliuoja viską. Ir paprasčiausiai tai būtų gamtos dėsniai. Gamtos dėsniai jie visada buvo. Vasara, ruduo, žiema, pavasaris, keičiasi metų laikai, žmogus gimsta, žmogus miršta, vėl gimsta, miršta. Čia yra tiesiog normalūs procesai. Ir Buda sugebėjo susijungti ir patirti viską tai ir suprasti savo esybę. Ir jis, surasdamas savo esybę, jis galėjo tai perteikti žmonėm ir jis galėjo pamokinti žmonės daryti ir praktikuoti šitą meditaciją ir patirti tai, ką jis patyrė. Tai va. Jau galit net pasakyti iš to, kaip aš sureagavau į šitą, kaip sakyt, sutrukdymą šito video darimo pozityviai. Nebėra tos reakcijos, kad čia man trukdai, ne. Tu tiesiog po šitos meditacijos tu priemi viską, tai kas yra aplink tave. Tu supranti, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas įvykis, kiekviena situacija, kiekviena tavo mintis, ji kuria. Ir esmė, kad kadangi dabar mes turime telefonus, mes gyvename išmaniųjų technologijų pasaulyje ir mes neturime niekada laiko pabūti ramiai, tyloje, su savimi, nieko negalvojant. Tiesiog pajuskit, kokia tai būtų ramybė, jeigu galėtum išjungti savo protą, galėtum sustabdyti viską ir tiesiog pabūti kartu su savimi. Kaip tai būtų nuostabu. Ir kaip tai dar būtų nuostabu, kai tu būtum ramybėj ir tavo gyvenimas klostusi taip, kaip tu iš tikrųjų visada norėjai savo širdimi. Tai va šita meditacija leidžia tau susijungti su pačiu savimi
tai ir daryti tai, ko tu atėjai čia daryti. Kurti tą gyvenimą, kurį visada norėjai kurti visą savo širdimi, savo esybę. Gal atsimenat iš vaikystės, jis turėjo tiek daug svajonių, tiek daug troškimų, bet kai pasidalindavot su kitais, jiem būdavo nesąmonė ir tada jūsų ta liepsnelė užsidegimas blėsdavo. Ir kiekvieną kartą jūs pajusdavo tą norą, bet jums tada ateidavo ta mintis, ai ne, čia nesąmonė, nes tai pasakė ar mama, ar tėtis, ar nepažįstamas, ar draugas, ar geriausias draugas. Taip, nes jie nesupranta tavęs ir nesupras. Kol tu nesusijungsi pats su savimi, kol tu nepažinsi savęs, tol tu pats nepriimsi to ir tu ieškosi išorę, su ko pasidalinti ir tiesiog gauti tą kaip užtvirtinimą, kad taip daryk, tą palaikymą, kurio žmonės ir ieško. Žmonės nori kurti savo gyvenimus, nori daryti tą darbą, bet dėl tam tikrų minčių jie stabdo save. Jie galvoja, jie negyvena dabartyje, jie galvoja į ateitį. Galvoja į ateitį, kad nori tą daryti, bet tada tas noras, ta liepsnelė, yra apsupta milijoną negatyvių minčių. Ne tai, kad pozityvių, bet negatyvių minčių. Ir tu tada jauties apsunkęs ir tu net nebenori ir tu tiesiog save stabdai. Gali net tave įtakoti aplinka, tu gali norėti kurti labai visą savo širdimi, bet aplinkoje, kai tu apsidairai aplink, tu iš tikrųjų jauties sustabdomas. Tai va, truputėlį nukrypau ir dabar grįšiu prie to dalyko, kad ši meditacija tavęs nemokins svajoti ir nieko nedaryti. Ši meditacija tavęs nemokins ieškoti išorėje kažkokių tai pritarimų, užtarimų. Ši meditacija nemokins tavęs nekęsti visų, nemokins tavęs pataikauti visiems. Ši meditacija mokins tave būti savo ašyje, savo kompase, savo balanse ir tau leis naviguoti, nepaisant, ar žmogus tau pritars, ar žmogus tau paneigs to, ko tu nori. Kiti to nesupras. Tik tu vienas žinai savo kelią ir tu gali eiti juo, bet dažniausiai tu nepasitiki savimi ir tai yra todėl, kad tiesiog dar neturėjai galimybės susisiekti su tikruoju savimi. Tai va čia tas būtų pirmas žingsnelis. Ir dabar pasidalinsiu apie savo patirtį. Tiesiog pradžioj pasakysiu visus pokyčius, kas įvyko. Vyksta kiekvieną dieną. Todėl man labai sunku yra padaryti video, nes kažkokie darbai, kaip būni tu dabartyje šiame momente, tavo galvoje yra video, bet jis neužima tą pirmąją vietą. Tu žinai, ką turi padaryti. Bet jeigu aš būčiau tuo momentu, man reikia padaryti, nes man reikia padaryti, žmonėm ne. Turi ateiti tam laikas. Tu žinai, kad tu turi tą padaryti. Geriausia, aišku, būtų užsirašyti. Bet tiesiog žinai ir tu išlauki to momento ir tas momentas ateina. Tai jis atėjo dabar. Taigi pokyčiai, kadangi vyksta kiekvieną dieną, turėjau tam tikrus pokyčius susitvarkyti, kad man ateityje viskas vyktų savaime. Tai tam tikrus žingsnius mes turime atlikti dabar, nesvarbu, ar tai būtų sunkus ar nesunkus tie žingsniai, bet tiesiog reikia tavo koncentracijos šiuo metu ir jie pasidaro. Ir tada tu jau gali laisvai daryti tai, ką nori daryti. Kaip čia persiteikti, ką nori daryti tam, kam ateina laikas. Net saulė pasislėpia labai gerai. Ir taip pat vėjukas pučia, bet tikiuosi... Hi! Yes, YouTube. Huh? If you want.
Taigi, ateina vaikai, nes darysi YouTube video, įkelsi YouTube, tai kad ir žmonės ateina distraktinti, bet jie ateina su gerom emocijom. You're right. Yeah. What, have you done played football? Yeah. You want to be on YouTube video? Yeah. Okay. What you doing? My YouTube video is in Lithuanian. Yeah. So I'm just recording my experience because I was on 10-day meditation. Yeah. No phones, just meditating, no talking. Yeah. So I'm sharing my experience. So if you want, you can say hi. Hi. Come back as Park. It's really good and you can play football. Thank you. Thanks. Tai va, tiesiog tu priėmi viskas tai, kas turi būti, net dabar galite iš to pasakyti. Vaikui atėjo jausmas, kad jis nori būti tame video. Tiesiog jį sudomino kažkas, taip kaip ir mus kažkas sudomino. Bet dažniausiai žmonės atstumia. Bet tave šita meditacija išmoko priimti tai, kas vyksta šiuo metu. Ir šitam vaikui gal tai labai daug reiškia šitas pasakymas hi ir tas susitikimas su manimi. Tiesiog tu šito išmoksti. Dabar grįžime į pokyčius. Tai pokyčiai tiesiog patys savaime fiziškai pasirodo. Taip pat aš esu lauko viduryje, nenorėjau jokiame kampelyje kaip slėptis, kaip anksčiau norėdavau slėptis. Pasidaro daug erdvės tavo gyvenime. Tai šitą meditaciją šitą ir moko. Taigi pokyčiai, pagaliau prieikime prie mano pokyčių. Labai daug atėjo suvokimų iš praeities nepaleistų situacijų, kurios vis ateidavo į dabartį, kurios vis stabdydavo mane darant tam tikrus dalykus, kuriuos aš tikrai noriu. Tu jauti, kad tu nori, tu jauti tą impulsą, kad tu tikrai nori ir tu negalvoji savo galva, kad savo mintimis, kad aš noriu, kad kažkokios naudos gauti. Ne. Tu jauti, kad tu nori, tai yra tau, bet tos mintis labai mus stabdo. Ir jos stabdo tiesiog nuo tų tam tikrų situacijų, nuo skausmų, bet jie iš tikrųjų yra į naudą, kai mes juos paleidžiame. Jeigu mes juos laikome savyje, jie užsistovi ir tada jie velkasi per gyvenimą. Įsivaizduokite, yra praeitis, yra ateitis ir tu esi čia ir dabar. Aš noriu kažką kurti į ateitį. Aš esu sugalvojus. Ir aš darau, bet kadangi aš turiu ateities bagažą, aš bandau kurti, bet mano tam tikros situacijos fizinės, tiesiog įvykiai jūsų gyvenime, žmonės, žodžiai, sukelia reakcijas ir sustabdo jūs kurti į ateitį, nes jūs turite, gal ir net negalvojate apie tai, bet jūs turite tą praeities bagažą, kurio dar nesate paleidę ir gal net nekreipiate dėmesį į kai kurios praeities įvykius, bet pas jūs tiesiog pasąmonėje yra tos reakcijos ir sako, kad mūsų pasąmonė nėra sąmoninga, ji yra labai sąmoninga. Ir turbūt aš niekada neprieisiu prie pokyčių, nes kalbu tai, ką turiu kalbėti šiuo metu, tai tiesiog kantriai laukite ir sekite tai, ką aš kalbu. Jeigu tu išgirsi, jeigu tau bus įdomu, tu ir klausysies, bet jeigu ne, tai viskas gerai, gali išjungti ir sugrįžti tada, kada būsi pasiruošęs. Ir dabar mintis pabėgo, bet ji tuoj ateis. Tai su tuo visų bagažu, tu jį tempi ir tos visos reakcijos, taip, apie pasąmonę kalbėjau. Gerai, grįžtame. Ir net neditinsiu video, nes viskas yra natūralu ir aš viską priimu, nes čia yra normalus dalykas. Taigi, pasąmonė, sako pasąmonė, ji yra nesąmoninga, o ji yra labai sąmoninga. Esmė, kas vyksta jūsų gyvenime, atsimerkus, veikia sąmonė. Mes turime regą,
5 pojūčius. Regą, uoslę, skonį, garsą ir prisilietimą. Visi šitie 5 sąveikauja su jūsų pasąmonė, kur tie impulsai vyksta automatiškai. Iš pasąmonės, jeigu tu esi atsimerkęs, iš pasąmonės keliauja į sąmonę ir tada tu duodi tam tikrą reakciją. Ir mūsų šitie 5 pojūčiai, jie gauna kaip stimulą iš išorės ir tada tas visas signalas, tarkim, prisilietimas, nesvarbu koks tai būtų prisilietimas, jis keliauja iki mūsų per sąmonę, keliauja į pasąmonę ir tada iš pasąmonės grįžta atsakas. Jeigu kažkas tave vaikystėje skriaudė ir tau gal juokais, nenorant, per užpakalį trenks ir tau tai sukels prisiminimą, kad tau kažkas per užpakalį trenkė ir trenkė, nes norėjo pabarti su tokiu pykčiu ir tu vaikas ar ne vaikas ir iš praeitų gyvenimų būdamas tu nežinodavai, tu nežinojai ir tu nesupratai, už ką gavai ir tau tai skaudėjo ir tau sukėlė tą reakciją, kad man skauda, kad jis blogas tas žmogus, jis man trenkė ir tu nesupranti, kad jis nenorėjo, nes jis tuo metu buvo piktas ir jis tau per šitus 5 pojūčius perkelia tą negatyvą ir jau tavo kūne yra, per tavo kūną įėję į pasąmonę šitas atsakas. Kiekvieną kartą iš praeitie, šitas vyko praeitie. Kai tu būsi dabartyje, tau žmogus sutrenks, kad ir pajokaudamas, tau eis reakcija, kad ką tu čia darai ir tau sukils tas visas jausmas, tas negatyvas ir tu gal ten užrėksi ant jo ir panašiai ir tada ar tas žmogus supras ar nesupras, tai yra jau kaip jo rankose, kaip jis tau atsakys. Jeigu jis atsakys gražiuoju, kad atsiprašau, aš to nenorėjau, tai tada tau ir praeis tas, tu suprasi. Bet esmė, kad kitas žmogus padarys nepažįstamas ir tau tą patį reakciją sukils. Tai va su šita meditacija šitie dalykai pasileidžia. Nes tu tiesiog išjauti visus tos jausmus ir tu jų nebelaikai. Nes kas gaunasi, jeigu mes laikome juos? Mes laikome juos. Mes jų nenorime, mes pradedame savęs nekęsti ir mes pradedame stumti juos. Angliškai tai vadinas abortion, kaip aborcija, kaip, pavyzdžiui, vaiko abortion, net nežinau iš tikrųjų kaip išsireikšti, išvalymas, tas abortion, jis tiesiog skamba kaip atstumimas, nusitraukimas, netgi šitaip. Ir kuo tu daugiau vengi to, kuo tu daugiau atstumi tą, tuo didesnė reakcija kyla. Ir jeigu tu būni apsuptas tų pačių žmonių, jie tau gali sukelti tą pastoviai. Ir tu dar labiau pradedi ir jų nekęsti, ir nori juos atstumti, ir tu gal ir savęs tada pradedi nekęsti, kad kas su tavim negerai. Ir kiekvieną kartą tau tai padaro, ir tu taip reaguoji. Galbūt tai tu suvoki, galbūt tai tu ne, ir tai nesvarbu. Čia tiesiog duotas yra pavyzdys. Ir tai yra nesvarbu. Ar tai yra sutrenkimas, ar tai gali būti šviesa, ar tai gali būti žmogaus, ar kažkoks paveiksliukas, ar kažkoks garsas tau gali sukelti tą negatyvų jausmą. Ir tu gali nesuprasti, kodėl, ar skonis, ar uoslė. Tai žodžiu, dar turbūt ateina klientų pasirodyti kadrą. Bet viskas gerai, aš žinau, kodėl aš tai darau ir tai yra labai gerai, nes kuo daugiau vyksta tokių dalykų, kurie tave sunervuotų po šitos meditacijos, tau visi pasileidžia tie dalykai ir kuo tu daugiau būni tame, tas, kas tave anksčiau nervuodavo, tuo daugiau pasileidžia ir tau pasileidžia būnant sąmoningu.
Tai tau nereikia, tiesiog tau kažkas padarė, sunervavo, tau nereikia eiti pamedituoti ir tenai stumi. Tai dažniausiai būna tokių kai kurių meditacijų, kad tu nustumi ir savo gerų jausmų prisikuri. Tai dabar grįžtam prie to. Tu pradedi atstuminėti. You can say hi if you want, but it's in different language, the video. You want to say hi to camera? Yo! It's a bit blurry because I'm filming myself only. All right, have a good evening, boys. You too. Enjoy. Tai tu tiesiog priemi visus su gerumu ir jie dabar netgi sako, aš įžymus. Ir tu nori, kad kiti pajustų tą gėrį šitos meditacijos. Tai visą tą, ką dabar jūs net matote, ne tik aš kalbu, bet tai ir vyksta aplink mane. Ir tai yra kaip įrodymas jums, kad kokie pokyčiai vyksta. Ir jie vyksta kiekvieną dieną. Dabar grįžkime, čia kalbėjom apie negatyvą, dabar grįžkime apie tos pozityvius gerus jausmus. Tai kai mes turime tą negatyvą, kažkokią tai nuoskaudą, tarkim, kalbėkime apie nuoskaudas, nes dažniausiai taip visi išsireiškia, kad yra nuoskaudos, patirtis negatyvios, mes tada savo dėmesį nusukam į kažkokį gerą dalyką. Tarkim, kaip pavyzdį duosiu, kadangi aš sportuoju. Mes pasportuojam, sunkiai pasportuojam ir mes tada, tarkim, leidžiam savo suvalgyti pyragėlį. Ir kuo mes sunkiau sportuojam, tuo mes labiau leidžiam suvalgyti savo pyragėlį. Ir tada gaunas priklausomybė, nes mes nustojam sportuoti, bet tas noras pyragėlį suvalgyti, jis išlieka. Kiekvieną kartą mes patiriam blogas emocijos. Tarkim, kai kurie žmonės, kurie vartoja alkoholį, jie rado, kaip tas emocijas užpilti tuo kažkuo, kas sukeltų tą gerą jausmą. Ir kuo tu labiau grimsti į tą negatyvą, tau tuo labiau reikia to ar pyragėlio, ar alkoholio. Ir ne tai, kad su saiku, bet tu tiesiog eini iki to, kad pajustum tą euforiją. Tai šita meditacija netgi padeda su priklausomybėm. Tu išlieki nei gera, kaip svarstyklės, duosiu pavyzdį, geras, blogas tos svarstyklės. Jeigu blogas nusveria, tau automatiškai reikia kompensuoti gerom emocijom, tai tu jėmės ar priklausomybių, ar kažkokių dalykų daryti, kas tau sukelia tą pasitenkinimą, taip išreikšti labai geras žodis pasitenkinimą. Šitoj meditacijoje jin yra tokia tyra, kad tu lieki savo ašyje. Nesvarbu, kaip tave žmonės, kaip tavo praeities įvykiai būtų tave paveikę, tu išlieki balanse. Bet tai aišku, ta meditacija, tu prasidirbi tą bagažą, jis tiesiog, tu išlikdamas viduje, stebėdamas savo kūno jausmus, ir nesvarbu, kokie tai būtų jausmai, visokie, ir gali būti ir malonus, ir tokie truputėlį nemalonus jausmai, čia jau labai kiekvienas yra individualus ir tai priklauso nuo to, kiek žmogus yra pasiruošęs paleisti. Ir tada tu išlieki tame balanse. Bet jeigu dar tau kyla reakcija, vadinasi, tau dar reikia medituoti ir stebėti save, skenuoti. Taigi dabar, aš manau, gal ir daug neišsiplėsiu į pokyčius, nes aš sakau, vyksta kiekvieną dieną, galiu dar duoti truputėlį daugiau. Tai grįžus į stovyklas 10 dienų, pradėjau dirbti mokykloje ir taip pat treniravau žmonės. Buvau atgavus balsą, nes prieš stovyklą buvau praradus balsą. Buvau atgavus balsą, pradėjau treniruoti žmonės ir vėl iškrito balsas, tai truputėlį gal ir jaučiasi, bet tai yra nesvarbu, tai netrukdo mane rašyti video ir tiesiog paprasčiausiai nebėra stabdžių tau. Tau nėra problema, nes tu žinai, ką tu nori žmogui pertikti.
Taigi, nuėjus į mokyklą, aš truputį jaudinausi, bet tiesiog išlikau savo ašyje. Tiesiog tos svarstyklės, kaip buvo, truputėlį jos susidrebino, bet išlikau savo ašyje. Ir galvoju, nueisiu ir pažiūrėsiu, kas vyksta. Ir net iš tikrųjų buvo įdomu. Ir visiškai kitaip mokytojai reaguoja, žmonės reaguoja, mokytojai, studentai, mokiniai reaguoja. Tu tiesiog pradedi matyti pasaulį tikromis akimis. Ir tai žodis vipašana, tai reiškia matyti pasaulį toks, koks jis yra. Ir iš tikrųjų tu pradedi matyti pasaulį tikromis spalvomis. Tau nebetrukdo tos tavo praeities išgyvenimai būti su žmonėm ir bendrauti su jais. Čia tarkim man asmeniškai, kadangi duosiu pavyzdį iš mokyklos, mokykloje aš iš pradžių buvau priimta, bet po to metam bėgant, kaip paauglė, būdavau truputėlį atstumta ir labai užsidariau ir labai nenorėjau su nieko bendrauti, nes pamačiau, kad niekas manęs nesupranta, tik aš save suprantu. Bet ir būdavo mokyklai tam tikrų reakcijų, kai aš bandau paaiškinti žmogui ir tam vaikui ir tiesiog kaip išsidirbinėja iš manęs ir apsimeta, kad nesupranta arba sako, tu tą sakei, nesakei, čia tiesiog kaip pavyzdį. Ir dabar nuėjus, aš matau vaiko ketinimus, matau, ko jam trūksta. Ir tarkim, šiandien situacija buvo, kad aš pasakiau žodį. Pasakiau, kad vaikas buvo labai išraiškingas. Tiesiog emociškai labai išraiškingas, susinervuodavo, tai trenkdavo ten laptopą ar dar kažką. Ir ką aš padariau, aš sakiau, labai gražiai pasakiau, sakau, turėtum sukontroliuoti savo emocijas, nes tai kaip klasė išmuša iš balanso. Ir jam sukilo ta emocija. O kodėl jam sukilo ta emocija? Todėl, nes praeityje pasakė kažkas jam, nes jis sakė, sakam, tu pasakei, aš turiu kontroliuoti emocijas, o tai yra lygu kas blogai, bet aš sakau, aš nesakiau, kad blogai. Ir tu gali ginčytis, kiek nori. Paprasčiausiai, ko tam vaikui reikėjo? Tavo atsiprašymo. Bet tai ne tavo atsiprašymo, tai atsiprašymo nuo to kito žmogaus, kuris pasakė, kad tu turi kontroliuoti savo emocijas, nes tavo emocijos yra blogos. Ir tai nesvarbu, tai gali būti iš šio gyvenimo, tai gali būti iš praeito gyvenimo. Niekada iš ateities, nes ateities mes dar negyvenam. Aš galiu gal sugalvoti mintį į ateitį. Šiuo metu aš tiesiog būnu dabartyje. Kartais gal nuklysta mintis, bet čia visiškai nieko tokio. Tai va, daugiau turime žmonių einant, bet visiškai gerai ir tai yra normalu, kad reikia. Kokių dar pokyčių įvyko, tai santykis su mama, močiutė pasikeitė, mažiau reakcijos, kad domisi gyvenimu, mažiau reakcijos, kad būna, tarkim, santykiai praeiti, kur tu, kaip, dažniausiai mes kuriam santykius, nes mes norim kažko, to, ko neturėjom, galima taip sakyti. Ir mes kuriam santykius vėl iš to noro, troškimo, va taip galim pasakyti, troškimo to, ko neturėjom, norime užpildyti tą skylę. Bet, pavyzdžiui, gal tau šiame gyvenime tau nėra ta būtinybė kurti tą šeimą ir tu, kai sueini su antra pusė, iš pradžių gal viskas gerai, kol atskirai gyvenot, bet kai sueini gyventi, bandai kurti gyvenimą, vienas vieną, kitas kitą. Ir vienas bando investuoti į santykius, nes tai jam trūko, o kitas gal kažkokios naudos iš tavęs nori, ar visiškai jo net kitos mintis, jis net negalvoja ten apie šeimą ir dar kažką. Tai va, tu pradedi iš tikrųjų matyti pasaulį, gyvenimą tikromis akimis, taip kaip yra iš tikrųjų. Ir dauguma vyrų žiūri į gyvenimą tikromis akimis,
bet aišku, ne visi, bet tie, kas žiūri, tie žino. Moterim yra sudėtingiau, nes jos yra daugiau emocionalios, jos ir daugiau prikaupia, bet nepasakysiu kitaip apie vyrus. Vyrai taip pat yra emocionalūs, tik jie linkę užsklęsti viską savyje ir neparodyti, nes tiesiog yra mokomi nuo vaikystės, kad būk vyras. Ir tai nėra gerai, tai gali iš tikrųjų stabdyti vyro sėkmę. Bet su gera moterimi, kuri yra savo balanse, gali tą vyrą išvesti į sėkmę. Tai va tokių pasikeitimų šiuo momentu per tas 3 dienas. Ir iš tikrųjų aš anksčiau bėgdavau nuo žmonių, aš bijodavau žmonių, aš galvoju, kad jie nori kažko iš manęs, bet dabar aš žiūriu, kad iš tikrųjų visi tokie nuostabūs, tokie geri, žinoma, ne visi, bet dauguma. Dauguma yra, tiesiog tu pamatai ir, žinot, kaip žmogus kažką tau sako, tu nustoji, kaip čia dabar lietuviškai dabar reikia pagalvoti, tu nustoji prisigalvoti, žmogus tau kažką pasako ir tavo mintyje jau kyla, aha, tai čia taip, nes čia man taip yra buvę ateityje, bet iš tikrųjų ne. Tas žmogus savo pasaulį, jis pasakydama tą žodį, jis turėjo gal iš pozityvios, iš geros pusės. Bet kadangi tu turėjai negatyvę patirtį, tai jis automatiškai susikėlė tą negatyvę nuomonę apie tai, ką tu pasakei. Ir gerai, laikas papasakoti, kaip sekėsi 10 dienų. Tai visų pirma, esu labai dėkinga Raimondai. Raimonda tai yra moteris, su kuria susipažinome sporto klube. Aš buvau trenerė ir tiesiog padėjau jai su sportu. Ir man pasiūlė ir aš sakau, o super. Ir svarbiausias aspektas man buvo be telefonų ir nekalbėti. Visiškai akių kontakto nekalbėti, nes aš nenorėjau, nemėgdavau būti tarp žmonių. Ir galvoju, yes, pagaliau, 10 dienų, kas gali būti geriau. Ir kaip tik prieš tas 10 dienų dar treniravau 3 dienas žmonės jau su tokiu pusę balsu. Per pusę toks balsas buvo labai užkimęs, dabar net atsigauna, kai dalinuosi. Ir jau atvažiavau į stovyklą ir manęs net klausė, ar tau viskas gerai, gal tau reikia vaistų. Sakau, ne, viskas gerai, tam čia ir atvažiavau. Tai jau net balsas parodė, kad man reikia tos tylos, man reikia tos meditacijos. Atvažiavau dirbti, net nežinojau, kaip vyks, kas vyks. Žinojau, man pasakė svarbiausius dalykus, sėdėk kiek įmanoma daugiau. Tai taip ir dariau. Žodžiu, planas buvo toks, kad 4 ryto atsikeli, meditacija, 2 valandas, pusryčiai, valanda poilsis, meditacija 3 valandas, pietus, valanda poilsis, kita valanda poilsis, meditacija 4 valandas, bet tau nereikia tų sėdėti 4 valandų, vakarienė ir vakarinė meditacija valandą, tada dar pamokymai ir tada meditacija ir 9 valandą 30 minučių šviesos užgesintos ir tu eini ilsėtis ir toliau 4 ryto keliesi, 4:30 meditacija. Bet tos meditacijos, jos gali būti tiesiog kambaryje, bet tu turi galimybę nueiti tenai, pamedituoti kambaryje. Svarbiausia yra 3 meditacijos bendros. Valandą ryte, valandą per pietus ir po pietų ir valandą vakare.
Tai atvažiavus, visi sėdėjo ant jogos tokių kaip kėdučių. Kiekvienas turėjo savo kvadračiuką, ten, kur jis atsisėda, gali užsikloti. Vienoj pusėje moteris, kitoj pusėje vyrai. Ir atvažiavus, pirmą 3 dienas mokinomės koncentruotis į nosį, nuvijant mintis. Tiesiog koncentruotis į kvėpavimą ir pajusti. Ir tada vėliau mes jau, kai mūsų meditacijos, kai mūsų protas susikoncentravo daugiau, tai mes aštriname protą. Jis pradėjo justi šitą mažą gabaliuką, mes jau galėjome skenuoti visą kūną. Ir tu tiesiog skenuoji visą kūną, nuo galvos iki kojų. Ir taip tu atrandi tam tikras emocijas susislėpusias. Ir gali būti tavo ateiti mintis ir panašiai, bet esmė, kad tu koncentruojas į minčių negalvojime, tu būni čia ir dabar. Iš pradžių laikas tikrai eidavo, jau galvodavai ten 15 minučių, kada čia jau 5 minutės. Būdavo nelengva, bet po to, kai tu pradėjai eiti į savo gylį, į savo vidų, tas laikas eidavo kaip valandą, jau tu žinodavai, kada kada. Buvo momentų, kai buvo nelengva, taip pat kaip ir gyvenime. Turime ups and downs, turime gerų momentų, turime blogų momentų, bet nepavadinčiau taip gerų blogų. Tiesiog turime lengvesnių, turime gal truputėlį sunkesnių. Kiekvienas esame skirtingas, kiekvienas ateinam su skirtinga problema ten prasidirbti. Ir kiekvieną problemą prasidirbti ir iš tikrųjų kiekvienas ir prasidarbama tam tikrą lygį. Bet aš atvažiavau dirbti, tai aš ten kai kasiau, tai ir variau iki pat, kaip sakoma, žemės magmos. Jau tiek kasiau savo tuos visus gylius, kapščiau tos akmenis iš savo patirties, iš savo kūno, nes aš norėjau ir aš noriu didelių pokyčių gyvenime, noriu daryti tai, ką atėjau daryti su malonumu. Ir atėjau į šią žemę žmonės vesti. Galite galvoti, aš crazy ar kažkaip, man visiškai nėra svarbu. Aš tiesiog noriu žmonėm parodyti kelią, kad kiekvienas jūsų galite gyventi savo svajonių gyvenimą ir nesvarbu, koks tai būtų. Nebėgti paskui pinigus, nebėgti paskui meilę, bet daryti tai, ko jūs norite. Galbūt tai bus šeimą sukurti ir kad jūs tikrai išsirinktumėte tą tikrą partnerį gyvenimo. Galbūt tai bus verslas ar darbas, kad jūs išsirinktumėte tą darbą. tą tikrą darbą, kuris jums teiks džiaugsmo, nes turi eiti į darbą kaip į šventę, kaip taip visi sako. Tai tikiuosi, jūs supratote, tiek, kiek jau įrašiau ir rašau toliau patirtis. Tiesiog pirmas 3 dienas tu koncentruosi ant to mažo ir tu pradedi, kadangi tu daug laiko leidai užsimerkęs, tavo jausmai aštrėja, garsai gyvėja, ryškiau pradedi matyti gamtos grožį, paukščiukus, medžius, tu esi harmonijoje su aplinka. Ir buvo momentų, kai kildavo tam tikrų reakcijų, bet tai tik būdavo reakcijos ir kurios medituojant būdavo pradirbamos. Arba tu galėjai, būdamas atsimerkęs, tai paleisti, tiesiog atsipalaiduojant ir stebint. Tau nereikia norėti kažko, aš noriu šitą jausmą, nes tai jau prasideda troškimas ir tas troškimas auga. Ir kai jis auga, tai yra nebesveika. Kad tu tiesiog stebi čia ir dabar. Ir kaip ir gyvenime, blogi momentai praeina, stiprus, intensyvus potyriai kūne praeina, ateina geri, lengvi ir praeina tas geras lengvas, taip pat kaip ir saulė šviečia, faina ir mes nenuliūstam. Mes pasidžiaugiam, ačiū saulė. Ateina lietus, galbūt kai kurie reaguojate į koks bjaurus oras.
Bet tiesiog praeis tas lietus, ateis vėl saulė. Ir va taip gyvenime, kaip keičiasi ir tu tiesiog susiharmonizuoji su viskuom ir tu pradedi naviguoti gyvenime nepaisant, nes tu žinai, kad tai praeis. Ok, tęsime toliau. Tai va, pamatai tą visą tikrą grožį. Buvo momentų, tikrai neneigsiu, buvo momentų, kad galvojau, ką čia darau, bet vėl grįžau save, susikaupiau, pailsėjau ir buvau pasiruošusi vėl medituoti, nes aš atėjau dirbti. Aš atėjau dirbti, kad mano būtų pokyčiai gyvenime tokių, ko aš noriu. Kiekvienas dirbo pagal savo troškimus. Kiekvienas dirbo, kiekvienas atėjo po šitos stovyklos, kiekvienas atėjo prasidirbti tai, ko atėjo prasidirbti ir jie prasidirbo. Buvo žmonių, paliko po 4 dienų, 5 dienų, 7, 8, bet tai nereiškia, kad jie negavo jokio rezultato, jie gavo rezultatą. Ir kiekvienas atėjo padirbti tiek, kiek jis buvo pasiruošęs padirbti. Ir jau 7, 8, 9 dieną tikrai pasidarė daug lengviau stebėti. Ir 9 dieną pasakė, kad 10 dieną mes galėsime jau kalbėti ir medituoti. Visi buvo labai laimingi ir dauguma gan atsipalaidavo. Nebeišnaudojo to momento, bet tai viskas gerai. Tai yra viskas gerai, natūralu. Ir tu, kai buvai tame meditacijoje, negalėjai su nieko kalbėti, su nieko netakių kontaktų užmesti, tik su mokytojais, tais vadinasi asistentai mokytojai ir dar vadinasi tie asistentų mokytojai kaip padėjėjai, jie vadinasi kaip course manager, kaip menedžeriai, galim taip sakyti, vadovai. Tai va, su jais tu galėdavai pakalbėti, bet tokiais rimtesniais klausimais laiką būdavo su mokytoja. Tai va, jeigu kas negerai, visada eikit kalbėti, nelaikykit savyje, nes jie tam ir yra. Jeigu jau tikrai jaučiat, kad norit išeiti, pakalbėkit, tikrai padės 100%. Nepasiduokit, nepabaigę 10 dienų, nes jūs ateinant ten mokintis to meno, kad galėtumėte pritaikyti kiekvieną dieną. Kad galėtumėte naudoti kiekvieną dieną, nes kai naudos kiekvieną dieną, tau ir išliks tie pokyčiai ir tau keisis dar daugiau. Truputėlį lėčiau, nes tos 10 dienų yra intensyvios. Truputėlį lėčiau, bet esmė, kad tu galėsi savo gyvenime, tu galėsi gyventi savo gyvenimą ir tiesiog valandą ar daugiau skirti meditacijai, pabuvimo su pačiu savimi ir galbūt net truputėlį paleidimo dienos įvykių. Tai vat grįšiu prie minties, kad kai tu nekalbi, nesišypsai ir tu kaip žiūri aplink, kiekvienas daro savo dalyką, kiekvienas būna savo pasaulyje ir tu galvoji, kad tu tik vienas esi tame, kame esi. Bet kai pradėjom kalbėti, pradėjom dalintis, visi buvo tokie draugiški, ko aš tikrai asmeniškai nesitikėjau, nes aš galvoju, kaip reikės vėl pradėti kalbėti, nes kadangi aš vengdavau žmonių, nežinodavau net kaip elgtis, ką kalbėti. Tiesiog jausdavus keistai, nes galvodavau, kaip čia pagalvos, ar, žinote, visokių tokių minčių kildavo. Bet iš tikrųjų vyko viskas labai natūraliai, visi laimingi, visi draugiški, visi klausė, kaip tau. Ir kai jie pasidalino, kaip jiem buvo, tu supranti, kad tu buvai ne vienas tame. Ir tu tada suvoki, kaip fainiai. Tokia euforija, kai tu baigi 10 dienų ir tu jauties, kai tu nuverti kalnus. Bet reikia vėl reikia būti tame momente. Nes kai mes grįšime atgal po tos 10 dienų, mes jau grįžome, mes grįšime į tą savo realybę, į tą savo aplinką, gal iš kurios mes bandėme pabėgti.
gali mūsų užnykti tos vėl negatyvios emocijos. Bet labai svarbu išlaikyti tą balansą ir žinoti, kad tai praeis. Ir nesistengti susikelti tos pačios euforijos, kurią tu jautei stovykloje. Bet tikiuosi, kad dauguma žmonių išmoko tos meditacijos meno. Ir šis meditacijos menas nėra, kad kai tau sunku ant kūno yra tam tikrų sunkių energijų, nekreipti minčių pozityviom, nes tai nebe vipašana. Tai tu jau nebežiūri į realybę. Nesistengti susikelti tam tikrų jausmų, nesistengti įsivaizduoti tam tikrų jausmų, nesistengti trokšti ar nesistengti atstumti tam tikro jausmo ar jį ištrinti, ištraukti, nes kai tu trauksis, dar augs. Kai tu pradedi trokšti, tu tada nebegauni ir tu iš balanso. Bet yra tikra pati tyriausia meditacija, kaip tyras metalas, kaip tas šaltinis tyro vandens ar šaltinis tiesiog tyrumo. Tiesiog tyras. Tikras. Tai va tu su šia meditacija tu save tyrini. Ir tai iš tikrųjų ne tik padeda tavo kaip širdžiai, kaip širdis, mes moteris sakom, kad mes naviguojam širdimi. Vyrai jie gal truputį kitaip, bet vis tiek esame suprantat, kad norai va tie. Mes tuo pačiu iš tikrųjų stiprinam savo smegenis, mes jas koncentruojam į savo tikslą. Tai reiškia, nesvarbu, kas vyksta jūsų gyvenime, jūs esate čia ir dabar, tikslas yra čia, jūs esate čia. Nesvarbu, kas bandys jūs išstumti, jūs eisite. Bet jūs neisite, kad trauktės visi, aš čia varau, čia mano tikslas. Ne. Jūs ramiai, kiekvienas žmogus, kuris ateis, jis tau pasitarnaus. Ir reikia priimti. Ir reikia nesistengti jau, nes mes nežinom, mes bijome kaip iš dalies nežinomybės. Nesistengti prisigalvoti, kad kažko nori. Ne, tiesiog tu būni su to žmogum ir tu klausai, ką jis tau sako ir tu supranti, kad kai kurie jo pasakyti žodžiai yra tau skirti. Gal jis tau padės ant tos kelionės. Žinoma, bus kažkokių žmonių, kurie tau bandys pakenkti, bet jeigu tu atsakysi pozityviu, tai tu automatiškai užkrėsi tą žmogų pozityvumu ir jis tau pasitarnaus. Tai čia toks dabar video gavosi toks belekas, bet aš manau, kad tikiuosi bus įdomu. Nieko neplanavau, nieko nekūriau, labai daug minčių visokių ėjo. Jeigu kam įdomu daugiau, prašom susisiekti asmeninę žinutę. Būtinai padėsiu. Daug nenoriu pasakoti apie stovyklą, todėl jeigu aš pasakosiu iš savo požiūrio, jūs gal ir net nesuprasit, nes tai yra mano požiūrio taškas. Aš tiesiog bendrai apibendrinau, kad būtų aišku, nes kiekvienas jūs, kai klausysitės, jūs tai pritaikysit savo situacijai ir jūs suprasit, ar jūs tai norit ar ne. Nes kai aš duosiu savo pavyzdžių, jūs visiškai išsimušit ir jūs net neklausysit, tai va pasidalinau taip tikra. Kadangi ši meditacija tikra, aš noriu, kad tas mano perduota žinia būtų tyra, tikra ir kad jūs pajaustumėt visą savo esybę, kūnų, sielą, protų, kaip jūs tik pavadinsit. Ir esmė, kad ši meditacija, tau nereikia pasikonvertuoti religijos. Bet kokią religiją, bet kokią rasę. Čia yra visatos dėsnis. Tu pradedi žaisti, gyventi pagal šios visatos dėsnius. Ir tai iš tikrųjų yra nuostabu, iš tikrųjų labai, labai fainiai. Ir labai džiaugiuosi ir tikrai dar ne vienas bus video. Jeigu gan daug klausimų atsiras ar kokios temos domina, būtinai klauskite, aš pasidalinsiu ir rašysiu bendrą video, kad būtų tikrai visiems aišku. Jeigu daug atsiras, kad norit paklausyti dėl stovyklos, kaip ten vykdavo kiekvieną dieną, 100% galiu pasidalinti
Bet šiuo metu aš jaučiu, kad tai tikrai užteks. Ir iš tikrųjų labai faina buvo, labai faina. Bet vėl nenoriu, kad jūs susikurtumėte tą jausmą, kad oi, ten skraidysiu, kai fainiai pailsėsiu nuo šeimos. Ne. Tu ten atvažiuosi dirbti, kad pakeistum savo dabartinę gyvenimo situaciją į geresnę. Ten neatsipalaiduosi. Nes dažniausiai, ką mes darom, sunkų darbą dirbam, varom atostogų ir darbė sunkiam, einam kaip į kančią ir laukiam atostogų, tai čia ne taip. Šito nebus. Tu grįši po šitos stovyklos, sunkiai atidirbęs ir tavo aplinka keisis. Tiesiog viskas aukštinkom. Ir ne tik tau keisis žmonėm aplinkui. Tiesiog nuo tavęs, nuo to gėrio, kurį tu spinduliuosi. Nes tu pamatysi savo talentus, tu pamatysi, koks esi nuostabus ir tu norėsi tai žmonėm duoti, kad ir jiem viskas būtų gerai, kad ir jiem sektųsi taip, kaip tau sekasi. Nu, iš tikrųjų, prirašiau tai labai daug, tikiuosi patiko. Jeigu patiko, bus 100% daugiau. Ir jeigu kas dar domina, būtinai klauskite, rašykite, atrašysiu, kai galėsiu, bet lekiu gyventi savo nuostabaus keičiančio gyvenimo, kuris keičiasi aukštyn kojomis. Ir lai jūs visi būkite laimingi, būkite harmonijoje, darykite tai, ko trokšta jūsų širdis, ko jūs tikrai norite, kas jums teikia malonumą. Ir nepaisant trukdžių, tai darykite. Nuvykite visas negatyvias mintis į šalis ir tiesiog eikite ir darykite. Ir pamatysite, koks bus nuostabus jausmas. Bet kad tą jausmą patirti, jūs turite daryti čia ir dabar. Tai gero vakaro ar geros dienos. Jūsų lauktas video buvo pristatytas ir lauksiu jūsų klausimų. Ir viso ko geriausio linkiu atrasti savo kelią, savo darbą, susitvarkyti savo gyvenimo chaosą ir iki greito.